ką daro. Na, kaip ir kiekvienas vyras norėdamas iškreipti moters dėmesį, galbūt pažausta komplimentus. Pirmą kartą lietuviškame klipe spindi tokia prabanga. Merginos plaukiojo įspūdingą Olele jachtą, važinėjosi brangiais Ferrariais, tiesa dėl jų kilo šiokių tokių nesklandumų. Iš pradžių buvo pasiūlytas geltonas Ferraris, tačiau šis spalva merginų nesužavėjo ir jos pareikalavo juodo. Na, aš manau, klipas vertas milijono. O taip ir galiu pasakyti. Kiek iš tikrųjų kainavo? Iš tikrųjų, kiek kainavo, niekas negali pasakyti. Iš tikrųjų yra apytiksliai, mes neskaičiuojame, bet aš manau, kad šis klipas bus vienas iš brangesnių. Prabangiame Italijos kurorte lietuvių garsenybės maudėsi ne tik šiltuose saulės spinduliuose. Kur kas labiau jas šildė, ką šildė. Kaitino netgi gerbėjų būriai. Italai seksualiosioms pupoms po kojomis rožes ir ne tik jas klojo. Iš proto seksualiasias merginas pamatė kraustės ir gražūs jauni ir nelabai jauni, tačiau labai turtingi Italijos vyrai. Amžiną meilę žadėjo. Merginos netgi sulaukė pasiūlymų likti saulėtoje šalyje. Neatsigynėm italų dėmesio, nes tai šviesiaplaukės merginos, būrys, grimuotojų būrys, žmonių, mūsų dėmesys visas mums, tai jos apakino, sužavėjo, kartais mes stovėdavo kitoj gatvės pusėje, žiūrėdavo, didžiausiam akim plodavo, kartu dainuodavo, žodžiu, iš tikrųjų dėmesio pakankamai daug gavome. Tačiau seksualiosios pupytės išdidžiai atmetusios karštus ir dosnius pietiečių pasiūlymus į šaltą lietuvišką žiemą sugrįžo. Nesuvirpėjo širdelė? Dėl kurio nors? Oi, ne, aš iš lietuvius. Man ne, užsieniečiai ne. Kitataučiai nelabai. Mes lietuvius propaguojame. Naujuoju vaizdo klipu Olele tapytas visuomenę priglobš jau šiandien, o netrukus jis sudrebins ir kitų pasaulio šalių pramogų pasaulius. Štai ir atėjo metas atsisveikinti. Išlyginkite trispalvę, susitvarkykite kambarius ir prieš miegą pasikartokite himno žodžius. Kad rytoj visi kartu galėtume užrasti tautišką giesmę. Todėl rytoj visų laukiame šventinėme parade, o vakare prie televizorių. Kalbės Seimo pirmininkė ir kiti Lietuvos gyventojai. Nusišypsokit, juk rytoj tai tikrai, kad reikia švęsti. Stengiasi laikyti laiko. Kurios išeisite? Matyti tavo gražį. Atsibodo jau. Galvoju, kol paėmiau postą.